Toliau aukščiausias, kaip čia, top economic advisoris, tai čia aukšto rango ekonominis patarėjas Jaredas Bernsteinas bando ir sufeilina pasigirti apie benzino, kūro kainas prie Baideno. Jisai štai ką peza. Look, gas, here's a good way to think of it, because we've had rising wages and falling prices. A year ago, if you pulled up to the pump, you could get 5.5 gallons of gas for an hour of work for a middle wage worker. So you pull up to the pump, it takes you an hour of work to get 5.5 gallons. Now you get 8 gallons for that hour of work, okay? So that's... Žodžiu, prieš metus vidutiniam darbuotojui, įsivaizduokit, už valandą darbo būdavo 5 galonai, dabar 8 galonai, dabar yra 5 galonai. Čia visų pirma vėl matematika, iš kur ateina, ką tik kažką jums paaiškinau, reiškia, visa retorika ateina būtent iš ten, ir jis dar pasakė, reiškia, tai prieš metus buvo apie $5 galonas, dabar yra $3,6 galonas, ir tai yra Baideno nuopelnai. Baidenomikos nuopelnas čia yra, kaip nupigo kūras, nuo $5,000 iki $3,60. Ir ne žodžio apie tai, kad ateinant Bidono į valdžią, benzino kainavo, reiškia, $2,39 už galoną. Tai buvo žymiai pigiau, negu kad yra dabar. Ir jam užmetus šitą, jisai atsakė taip maždaug. Tai priklauso nuo jūsų etalonų tipo. Jie išverčia viską, dviguba kalba, visur viskas išversta, reiškia. Tai įsivaizduokit, sulyginkit, reiškia, tam, kad numesti ten 100 kg, reikia priaugti 300 kg. Tada numesti 100 kg ir sakyti, kad aš numečiau svorį, nors iš tikrųjų tai ten dar 200 kg liko, reiškia, antsvario nuo pirminės tos padėties. Maždaug toks, kaip sakyt, kalbėjimas, tokia prasmė viso šito. Aišku, aviems limpa. Demokratams limpa ir demokratų tiem visiems palaikytojams taip pat limpa.